gerai gynėmės, puolėm visai neblogai. Gynyba gera nulėmė. Jo, Solelis labai padėjo. Palaikymas, šeštas žaidėjas. Taiklus baudų metimai, gal kai kurių prasiveržimai. Gynyba gera, jų vieną iš geriausių žaidėjų pristabdyti pavyko. Taip, nes mūsų tikslas finalinis ketvirtas. Tai kalbėta, ne? Tai va, įsiveržėm 1-0 ar nauja. Žaidėm jau ilgai ir nekantriai lauktos pirmos varžybos prieš Šiaulius. Ketvirtfinalio įsiveržėm serijoje į priekį 1-0. Apie varžybas, ką galiu pasakyti, pradžia buvo 6-0, labai nervingos. Šiauliai nuo pat pradžių pradėjo mus spausti nuo vidurio. Vaikai truputėlį kažkiek pasimetė. Tokio masto varžybos ir tokios vertės varžybų dar nelabai turėjo. Bet parodė savo charakterį, po truputį vijosi, prisivijo ir netgi persvė rezultatą. Antrame kėlinyje Roko vedama komanda įsiveržė priekį 10 taškų skirtumų, ar 8, neatsimenu. Atrodė jau kaip ir viskas gerai. Trečią kėlinį labai atsipalaidavę, kaip ir mūsų komanda mėgsta. Įsiveržus kažkiek į priekį atsipalaidavom. Gavom atkarpą, ne tik, kad išlygino rezultatą, bet ir atsirado 6 taškų deficitas, kurį turėjom žūtbūt panaikinti. Netgi per tą patį trečią kėlinį pavyko panaikinti ir ketvirtą kėlinį pradėjom lygių rezultatų. Tai visam ketvirtam kėlinį sprendėsi varžybų nugalėtos. Aišku, čia jau sprendėsi turbūt kas drąsesnis, kieno tvirtesnis charakteris. Aišku, kelios detalės, pataikyti metimai su bauda sunkus, padėjo įsiveržti priekį keliais taškais kėlinio pradžioje. Nu ir iš karto psichologinis pranašumas, to pasinaudojom, įsiveržėm į priekį 10 taškų skirtumų. O visos komandos super žvaigždė tai yra pasiaukojanti visų gynyba, visų iki vieno. Dar taip besistengiančios komandos nemačiau. Galiu istoriją papasakot. Pirmam prieš varžybas atėjau į Rūbinę, užvest komandą tarp kojų, žiūri 10 centų. Be abejo, jos pakėliau, galvojau atneš laimę. Po 2 kėlinių, kaip ir buvo, pirmavom, tą 10 centų laikiau, pasidėjęs ne kišeniai, ateinu į Rūbinę, vėl taip pat aiškinu, pasižiūriu, pasakoju, tai yra, bandau užvesti, pasižiūriu į žemę, ten 20 centų. Paėmiau tą 20 centų, sakau, antroje pusėje šitas atneš laimę. Pasidėjau vėl į saugią vietą, dėja Kristijonas ne čia su pirštu užkliudė ir kažkur nurėdėjo. Visi tėveliai ieškojo, nes šitos 10 centų ir tos 20, kurie kažkur dabar pradingę, turėjom vežtis į Šiaulius. Tai rytoj treniruotės darbas suras 20 centų salėje.